Ješua pavedė Johanan užrašyti dalykus, kuriuos matė. Ješua jo nuostabiame pašlovintame kūne. Užrašyti dalykus, kurie yra dabar, dalykus, kurie vyksta susirinkimuose tų, kurie ketina juos sekti, bet jiems labai reikalingas pamokymas. Ir užrašyti dalykus, kurie įvyks ateityje. Kaip ir Johanan, mes turime suprasti, jog Ješua pasikeitė. Jo plaukai šokiruojančiai sniego baltumo, jo akis raudonos kaip ugnis. Kai jis kalba, dangus dreba. Jam duota visa jėga ir valdžia, kaip visagaliui teisėjui, kuris valdys žemę geležinę lazdą, kad pamatytumėm jį tokį, koks jis yra. Mes taip pat parpulsime, kaip negyvi, prie jo kojų. Kad mes suprastume dalykus, kuriuos jis nori, kad suprastume apie jo tarnavimą ateityje, mes turime suprasti, kas Ješua yra šiandien. Ir kad jis ruošia savo tarnus beviltiškiausiam laikui žemėje. Laikui, apie kurį jis sako, jog nebūtų nei vieno išgelbėto kūno be jo įsikišimo laiku. Ješua pasakė, kad melagingi pranašai ketina mokinti, kad jis grįžta slaptai, prieš dideliam vargui ateinant į žemę. Jis sakė, neklausykite jų, netikėkite jais, nesekite jais. Tai yra dalykai, kuriuos Ješua pasakė, kad turi įvykti paskutinėmis dienomis. Apaštalas Jonas to nesitikėjo. Taip pat niekas negalėjo jo paruošti tam, ką ketino patirti. Trimito garsas nugabeno jį į viešpaties dieną, kurioje jis matė Ješuą jo prikeltame kūne. Jo akis lyg ugnies liepsna, jo plaukai ir barzda šokiruojančiai šviesus, jo drabužis ryškesnis nei vidudienio saulė, jo balsas supurtė dangus. Ješua pasakė Johanan užrašyti dalykus, kuriuos jis tik ką matė, dalykus, kurie yra dabar, ir pagaliau dalykus, kurie bus po to. Durys atsidarė virš jo danguose, pasigirdo dar vienas trimito garsas. Išeik čia ir aš parodysiu tau dalykus, kurie turi įvykti ateityje. Bematant, Johanan atsirado visagalio sosto kambaryje. Šlovė negalėtų būti aprašyta jokiais terminais, kurie žmogus galėtų įsivaizduoti, bet jis bandė. Skvarbi šviesa prasimušė į vaivorykštės spalvas, uždegančias dangų lyg akinančiais brangakmeniais. Žaibai žaibavo, griaustinis riaumojo ir sukrėtė visą visatą. Prieš sostą buvo jūra, ugnies ir stiklo jūra, liepsnojantis kristalinis veidrodis, supantis smaragdų sostą, kur buvo 4 siaubingi gyviai, nepanašus į jokius padarus žemėje. Kiekvienas turėjo po 6 sparnus, skvarbias akis, kurių žvilgsnis viską matė. Būtybės atrodė kaip liūtas, jautis, žmogus ir erelis. Jie šaukė, šventas, ir dangaus gegnės virpėjo. Šventas, jie šaukė, ir Johanan neturėjo jėgų netgi kvėpuoti. Šventas, ir 24 baltabarzdžiai vyresnieji aplink kristalų jūrą krito iš savo sostų, metė savo auksinės karūnas prie kojų to, kuris sėdėjo soste. Šventas, 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 jie šaukė. Haja, Ašer, Haja, kuris buvo, kuris yra ir kuris bus. Jehova, Elohim, visagalis. 24 vyresniųjų balsai prisijungė prie choro. Tu, o Jehova, sukūrei viską ir tavo norų viskas egzistuoja. Tu, vienintelis, esi vertas visos garbės ir šlovės ir jėgos per amžių, amžius. Amen. Jonas buvo paimtas į sosto kambarį, kad Ješua atskleistų tiesą
kurios niekas nežinojo. Jis pradėjo aprašyti sosto kambarį žodžiais, kurių neįmanoma suvokti. Ugnies ir stiklo jūra priešais sostą buvo dangiška realybė, kurią Mozė simbolizavo žemiško praustuvo statinyje. Praustuvas ar žalvarinė jūra buvo padaryta lydant geriausius egiptiečių karališkos šeimos žalvarinius veidrodžius. Tie veidrodžiai kažkada vaizdavo egiptiečių vaisingumo deivės Hetor išvaizdą, Babilonijos sekso deivės Ister egiptietiška versija. Praustuvas buvo nupoliruotas iki veidrodžio skaidrumo ir pripildytas apsivalymo vandeniu. Kunigai privalėjo apžiūrėti save tame veidrodyje ir nusiplauti bet kokius suodžius kraujo ar dėmes prieš ir po einant prie Dievo altoriaus. Praustuvas vaizduoja ateinančią teismo dieną, šventųjų surinkimą teismui ir atlygiui ant ugnies ir stiklo jūros prieš įleidžiant į avinėlio vestuvių vakarienę. 24 vyresnieji sėdintys aplink sostą nėra angelai. Angelai yra angelai ir mirę žmonės netampa angelais. Jie lieka kape iki vieno iš 4 prisikėlimų, apie kuriuos Ješua, Johanan ir Šaulis kalba. Pagal apreiškimą Šaulis Paulius pareiškė, visi žmonės prisikels chronologinė tvarka. Pirma Mesijas, sekantis pirmieji vaisiai, treti tie, kurie yra Mesijo jo atėjimo metu, jo antrojo atėjimo metu. Jo šventieji gyvi ar mirę bus prikelti su negendančiais kūnais, taip kad su kuriuo Ješua buvo prikeltas. Jo šventųjų, kurie vis dar gyvens jo grįžimo metu, mirtingi kūnai bus apvilkti naujais nemirtingais kūnais. Kūnas ir kraujas, šis fizinis kūnas, negali paveldėti dangaus karalystės, tu privalai gimti iš naujo. Kai kas šį Ješua atėjimą surinkti jo šventuosius vadina paėmimu iš lotynų kalbos reptūra, kuri buvo išversta iš graikų harpeidzo, anglų kalboje dažniausiai verčiama kaip pasivyti ar susiburti kartu. Šį reikšmingą įvykį atskleidė Ješua abiems, Pauliui ir Jonui. Tai įvyks per paskutinį trimitą. Ješua pažada, kad tai atsitiks tik prieš pat išliejant pirmąjį Dievo rūstybės dubenį ant tų, kurie sugriovė žemę. Paulius pasakė, mes būsime išgelbėti nuo ateinančios rūstybės, kalbant apie Dievo rūstybę, bet niekas nėra apsaugotas nuo šėtono rūstybės. Pauliaus sąraše ir apreiškimo chronologijos pabaigoje po paėmimo mūsų subūrimo kartu paskutinio trimito garso metu apreiškimo knygoje yra dar vienas prisikėlimas. 1 Korintiečių 15:24 karaliaus Jokūbo versijoje skaitome. Tada ateina pabaiga. Žodis ateina yra kursyvų, kadangi to nėra nė viename graikiškame tekste. Tai buvo pridėta vertėjų, todėl tai yra kursyvų. Bet tai buvo pridėta neteisingai. Tai turėtume paprasčiausiai skaityti tada pabaiga. Tai yra paskutinis prisikėlimas, kai Ješua karaliaus žemėje, kol jis nuvers visas kunigaikštystės ir jėgas ir galiausiai atiduos karalystę Dievui Tėvui. Tai yra 4. ir galutinis prisikėlimas, kurio metu kiekvienas vyras, moteris ir vaikas bus prikelti ir teisiami, apdovanoti ar nubausti. Šventųjų surinkimas yra detalus. Paskutinio trimito metu, kada Ješua teisėjai, tarnai ir pranašai yra prikeliami iš mirusiųjų ir apdovanojami, tai yra po 1000-mečio Ješua karaliavimo, kada įvyksta galutinis prikelimas. Yra tik 4 kartai, kada mirusieji yra prikeliami. Taigi, kas tie 24 karūnuoti vyresnieji? Iš kur jie? Paulius dieviškųjų apreiškimų sako mums, kiekvienas bus prikeltas pagal savo eilę taškas. Savo laiko tvarka. Mesijas, kablelis, pirmieji vaisiai, kablelis, tie, kurie priklauso Mesijui jo atėjimo metu, kablelis, tada pabaiga, kablelis, tada jis perduos karalystę Dievui Tėvui.
Karalius Jokūbo vertimo komanda nepaiso kablelio skiriančio Mesijo prisikėlimą ir pirmųjų vaisių. Bet mes turime prisiminti, kad visa skyryba yra interpretacija, ne vertimas. Nėra skyrybos jokiame hebrajų ar graikų Biblijos tekste. Prisikėlimas šventųjų, pirmųjų vaisių, yra išsamus Mato Evangelijoje 27:53. Kai Ješua sušuko garsiu balsu, jis atidavė dvasią. Šventyklos šydas perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, žemė sudrebėjo, uolos ėmė skeldėti, atsidarė kapai. Po Ješua prisikėlimo daug šventųjų kūnų, kurie buvo mirę, prisikėlė. Jie išėjo iš kapų, atėjo į šventąjį miestą ir daugeliui pasirodė. Julijaus kalendorius buvo įsteigtas Romos 42 metai prieš Ješuo gimimą. Ješuo nukryžiavimo metai 28 mūsų eros metai, Pesacho avinėlis buvo paaukotas balandžio 28 trečiadienio popietę. Kurėjo kalendoriuje tai buvo Avivo mėnesio 14 diena. Po Babilonijos nelaisvės taip pat dar vadinamas Nisan mėnesiu. Pesachas visada buvo 14 diena, nepaisant savaitės dienos ar datos pagonių kalendoriuje. Bet tai buvo ta ypatinga trečiadienį, kai Ješua buvo paaukotas kaip Dievo avinėlis, kur Pesacho avinėlis buvo pranašiškas paveikslas. Išsamioj nukryžiavimo ataskaitoje Jonas pabrėžė skubą gauti Ješuą ir kitus nuo kryžiaus ir palaidoti kape prieš saulėlydį, nes saulei leidžiantis Nisano 15 dieną, didysis šabatas, jie pradeda neraugintos duonos šventę. Tai buvo ne savaitgalinis šabatas, kuris artėjo. Nukryžiavimas buvo ne penktadienį. Kiekviena viešpatės šventė prasideda ir baigėsi didžiuoju šabatu. Ar ne visi tai žino? Kiekvienas izraelitas tai žino. Izraelio gyvenimo ciklas pirmame amžiuje buvo nustatomas pagal viešpatės šventes, pagal Kūrėjo kalendorių, kaip išsamiai parašyta Kunigų knygoje 23 skyriuje. Modernus žydų kalendorius buvo dar vis daugiau nei 300 metų į ateitį. Vien tik ignoruojant abu Torą ir Evangelijų įrašus, galima sugalvoti nukryžiavimo dieną didįjį penktadienį per Asirijos žuvies dievo Dagono garbinimo šventę. Ir tada prisikėlimas įvyksta per Velykas, Babilonijos sekso deivės sekmadienį. Netgi Einšteinas negalėjo gauti 3 dienų ir 3 naktų tarp šių dviejų pagoniškų saulės dievo garbinimo švenčių. Ješua buvo žydas, ne Babilonijos saulės dievo garbintojas. Ješua daugiausiai pakartota ir labiausiai ignoruota pranašystė krikščionybės visumoje. Bus vienas ir tik vienas jo autentiškumo ženklas. Vienas ženklas, kad turėjome tikrąjį Mesiją. Tai Jonos ženklas. Taip kaip Jona buvo 3 dienas ir 3 naktis didžiulė žuvies pilve, Ješua sakė, kad jis bus 3 dienas ir 3 naktis kape, žemės širdyje ir prisikels 3 dieną. Kai Ješua sušuko garsiu balsu, baigta, žemė sudrebėjo, akmenys suskeldėjo ir kapai atsivėrė. Žemės drebėjimas atvėrė kapus trečiadienio popietę, tuo pačiu metu, kai kunigai myliai į šoną nuo alyvų kalno žymėjo miežių pėdus mojavimui. Pagal senovinį pranašo karaliaus Dovydo įsakymą šie pėdai būtų nuimti po saulėlydžio, kas savaitinio šabato pabaigoje, 3 dienas ir 3 naktis vėliau. Saulė leidžiantis balandžio 28 trečiadienį didysis šabatas neraugintos duonos šventė prasidėjo. Ješua buvo nuneštas į kapą prieš pat saulėlydį ir buvo miręs kape visą trečiadienio naktį, visą ketvirtadienio naktį ir visą penktadienio naktį. 3 naktis, taip kaip jis pranašavo. Ješua buvo kape visą didįjį šabatą ketvirtadienį, visą dieną penktadienį, visą dieną šeštadienį, kas savaitinį šabatą ir prisikėlė šabato dieną, 3 dieną, taip kaip raštai praneša. Tačiau pirmųjų vaisių diena prasideda saulėlydį, kas savaitinio šabato pabaigoje.
Kai Ješua prisikėlė šabato dieną, 3 dienos ir 3 naktis po jo palaidojimo, jis laukė iki saulėlydžio. Ir tada jis prikėlė tuos, kurių kapai buvo tvirti žemės drebėjimo metu praėjusio trečiadienio popietę. Šie šventieji buvo pirmieji vaisiai, apie kuriuos Paulius kalba. Mesijas, pirmieji vaisiai, Sekantį rytą, kas savaitinį šabatą neraugintos duonos šventės metu, tai yra, kai aukščiausiasis kunigas pristatė pirmuosius miežių derliaus vaisius žemiškoje šventykloje. Po to, kai šventykla buvo sugriauta, fariziejai pakeitė pirmųjų vaisių dieną, bet jie negalėjo pakeisti istorinio skaičiavimo, Mozės instrukcijų, pranašiškos tikrovės ar karaliaus Dovydo apreiškimo. Pagal oficialią šventyklos liturgiją, po to, kai Pesacho avinėliai būdavo paaukoti ir 10 miežių pėdų buvo pažymėti derliui, aukščiausiasis kunigas pasišalindavo iš šventyklos kalno Morija, kad liktų niekieno nepaliestas, kas galėtų jį suteršti iki to laiko, kai jis pristatys šventykloje pirmuosius miežių derliaus vaisius. Taip ir Ješua buvo nuošalyje žemai sodo kape, Morija kalno, kuris yra į šiaurę nuo Jeruzalės miesto sienos, aukščiausios viršūnės papėdėje. Pirmųjų vaisių pristatymas buvo pranašiškas paveikslas to, ką Ješua kaip amžinasis aukščiausiasis kunigas įvykdys savo prisikėlimo rytą. Kai Mirjam atėjo prie kapo, anksti rytą vis dar buvo tamsu, 4 diena, kuri prasidėjo saulei leidžiantis, kai po ankstesnio vakaro dar nebuvo išaušę. Kapas buvo tuščias, ji matė tai, ką manė tamsoje esant sodininku. Jis sušuko, kur tu padėjai mano mokytoją, prašau, ponia, kur tu jį padėjai? Sodininkas jai pasakė vieną žodį. Mirjam. Ji pažino tą balsą, ji pratrūko ašaroti, puolė, apkabino jo kojas. Ješua atsitraukė, neliesk manęs, aš dar nepakilau pas savo tėvą į dangų. Eik ir pasakyk mano mokiniams, kad aš dabar pakilsiu pas savo tėvą ir jų tėvą, pas mano dievą ir jų dievą. Ješua dabar, kaip aukščiausiasis kunigas, Melchizedeko būdu, paima tos šventuosius, kuriuos jis prikėlė iš mirties po to, kai pats prisikėlė ir pristato juos savo tėvui dangiškoje šventykloje, kaip pirmuosius prisikėlimo iš mirties vaisius. Dabar šie 24 karinuotieji vyresnieji savo aukso sostuose laukia surinkimo tų, kurie yra Mesijo jo atėjimo metu. Po to, kai Ješua pristatė pirmuosius vaisius dangaus sosto kambaryje, jis grįžo į žemę ir sutiko kitas moteris, kurios grįžinėjo nuo kapo su jų nepanaudotais laidojimo kvepalais. Ješua pasakė joms, Jehova Jošija, Jehova gelbsti jūs. Moteris puolė prie jo kojų, apkabino jos. Pašventintas aukštasis kunigas jau buvo pristatęs pirmuosius vaisius dangiškoje šventykloje ir galėjo būti paliestas Izraelio tikinčiųjų. Aš pažiūrėjau ir pamačiau jo dešinėje rankoje to, kuris sėdėjo soste prirašytą rytinį, užantspauduotą 7 antspaudais. Galingas angelas paskelbė garsiu balsu, kas yra vertas atidaryti rytinį, kas yra vertas nuimti antspaudus. Bet nei vienas žmogus, nei danguje, nei žemėje, nei po žeme negalėjo atidaryti rytinio. Johanan raudojo, nebuvo nei vieno žmogaus verto, net pažiūrėti, nebuvo vilties. Johanan buvo dvasios paimtas į sosto kambarį ir matė neapsakomą Dievo šlovę. Bet kai jis pamatė rytinį dešinėje Jehova rankoje, jis pradėjo skausmingai raudoti. Rytinys buvo surištas 7 antspaudais, kad nei žmogus, nei žvėris neturėjo valdžios atplėšti rytinio. Viskas buvo prarasta. Beviltiškumas per degančią stiklo jūrą užliejo šaltų vėjų. Johanan raudojo prieš 24 vyresniuosius, jis krito ant kelių prieš didingus žvėris supančius sostą. Kas šis rytinys? Kas šie antspaudai, kurie jį laiko surištą? Nors jo pagrindinė misija buvo užslėpta,
Ir Danielius užrašė, kad Mesijas turėjo būtent 70 savaičių, 490 dienų įvykdyti savo misiją, Ješua nuo savo tarnystės pradžios leido mums žinoti šio rytinio ir savo tarnavimo priežastį. Jo krikšto dieną Ješua dvasios buvo nuvestas į dykumą, kur jis pasninkavo 40 dienų ir 40 naktų. Praėjus 40 dienų, 41 dieną jis buvo alkanas ir tuo metu šėtonas priešininkas atėjo jo gundyti. Šėtonas paėmė jį ant aukšto kalno ir parodė visas šio pasaulio to meto karalystės. Šėtonas pasakė jam, visos šio pasaulio karalystės ir turtai ir šlovė buvo atiduoti į mano rankas ir aš jas duodu kam noriu. Nusilenk ir pagarbink mane. Ir visa tai bus tavo. Ješua niekada neginčijo šėtono valdžios ar jo teisių, bet jis kategoriškai atmetė pasiūlymą. Buvo kitas žaidimo planas. Ješua žinojo, kad Adomas buvo padarytas šio pasaulio dievu. Jam buvo duota valdžia ir viešpatavimas virš visų kūrinių ir vienintelė atsakomybė valdyti savo išteklius. Bet Adomas savo nepaklusnumu, maištu perdavė savo valdžią į šėtono rankas. Šaulis taip pat pripažino šį jėgos perdavimą. Jis aiškiai pareiškė, kad šėtonas šio pasaulio dievas, dievas šio amžiaus, apakinęs protus tų, kurie netiki, kurie nesupranta, kad jis laiko šią jėgą legaliai. Jis gali suteikti dalelę savo naujos pasaulio tvarkos bet kam ir kiekvienam, kas sulenks kelius prieš jį. Ritinys dešinėje visagalio rankoje yra legalus nuosavybės teisės aktas į šį pasaulį. Nėra žmogaus gyvo ar mirusio, kuris turėtų valdžią paimti šį ritinį, atplėšti jį ir panaikinti legalią šėtono kaip šio amžiaus dievo valdžią. Iš pradžių ši valdžia buvo duota Adomui, bet per Adomo išdavystės aktą ši valdžia ir visi vėlesni žmonijos pasiekimai buvo atiduoti į šėtono rankas. Visa, ką žmogus nuveikė gerą, blogą, bjauraus, buvo padaryta pagal šią valdžią. Viskas buvo prarasta, nebebuvo vilties. Bet tada vienas iš 24 vyresniųjų sušuko, štai Judo giminės liūtas, karalius Dovydo palikuonis, nugalėjo. Jis vienintelis turi valdžią nuimti antspaudus ir atplėšti ritinį. Johanan pažvelgė liepsnojančią sosto kambario šviesą ir pamatė Ješuą, kaip aukotąjį avinėlį ateinantį prie didžiojo sosto ir paimantį ritinį iš savo dangiško tėvo dešinės rankos. 24 vyresnieji krito veidais į žemę priešais Ješuą, sudaužė auksinius smilkalų buteliukus pripildytus jo šventųjų maldų, kurie tūkstantmečiais maldavo teisingumo, pasigailėjimo ir išvadavimo. Jie įsijungė į dainą, kuri pripažįsta, kad Ješua yra vienintelis iš kada nors gyvenusių žmonių, kuris gali paimti ritinį ir atimti valdžią ir šio pasaulio nuosavybės teisės iš šėtono. Šėtonas yra šio amžiaus dievas. Kai jis pralieja kraują, tai yra kaltas Adomo palikuonių kraujas. Visas skausmas, kančia šiame pasaulyje yra jo jurisdikcijoje. Šimtai žmonių buvo nužudyti aistros ir religijos mūšio lauke. Ligos, skausmas, liūdesys – tai Adomo vaikų paveldas, kurie kvailai kaltina Dievą, kai tai buvo Adomo neatšaukiamas pasirinkimas. Bet kažkas visatoje pasikeitė, kai šėtonas praliejo nekaltą kraują, Ješua nekaltą kraują. Sutartis, kurią Adomas sudarė su šėtonu, buvo anuliuota. Kaip kad Šaulis sakė, jei šėtonas būtų žinojęs šią paslaptį, jog praliejant nekaltą kraują anuliuos savo valdžią virš šio pasaulio, nei jis, nei jo kunigaikščiai, kurie garbino jį, nebūtų nukryžiavę šlovės karaliaus. Ješua, Jėzus, kuris nepažino nuodėmės, buvo planuotai nužudytas kaltojo Adomo vietoje. Ješua išpirko mus iš šėtono valdžios, išpirko Dievui visų giminių, kalbų žmonės ir tautas. Ir jis padarė mus, mūsų Dievui, karaliais ir kunigais.
kunigais ir karaliais, kurie karaliaus su juo žemėje, kai šėtonas pagaliau bus nušalintas ir įmestas į bedugnę 1000 metų. Daugybės angelų riaumojimas 10 000 kartų, 10 000 ir tūkstančiai tūkstančių nuskambėjo simfonijoje. Vertas yra avinėlis, kuris buvo nužudytas, kad gautų jėgą, išminties turtus ir stiprybę ir garbę ir šlovę ir palaiminimą. Jis sumokėjo skausmo, kančios, pažeminimo ir mirties kainą, kai jis galėjo sulenkti kelius ir gauti visą pasaulį kaip tiesioginį prizą. Dabar Ješua turi paimti savo sostą jėga. Jis valdys pasaulį geležinė teisingumo lazda ir bekompromisė meilė. Šėtono valdžia buvo atimta. Bet visa, kas yra pasaulyje, visa, ką žmogus atliko jo įtakoje, turi būti visiškai sunaikinta. Ješua turi nuplėšti šėtono valdžios antspaudus virš šios žemės ir tai bus kruvina, prieš dūmams išsisklaidant ant ugnies ir stiklo jūros. Tai yra ant šios niūrios ir apleistos Patmos salos, kur Jonas gavo šį Ješuą kaip Mesijo visagalio teisėjo, kuris valdys žemę su didelė jėga ir valdžia apreiškimą. Nors šio pasaulio valdovai rengia sąmokslą prieš Jehovą ir prieš Mesiją, visagalis juos išjuoks ir jų pasaulinio valdymo planai sudegs jų akyse. Pakalikų, kurie sulenkia kelius prieš šėtoną už gabalėlį jo naujos pasaulio tvarkos, jų viltis suduš ant uolos. Taip kaip Ješua sunaikina tuos, kurie bando sunaikinti Izraelį ir anuliuoja amžiną sandorą, kurią Dievas padarė su jo žmonėmis. Taip, visos žemės nuo Eufrato iki Nilo priklauso Izraelio sūnums. Kiekviena tauta, kuris stos prieš šią sandorą, atsidurs mūšio lauke prieš visagalį. Aš, Maiklas Rūt, linkiu jums šalom. Tai ką? Pasimatysime ant ugnies ir stiklo jūros, kai dūmai išsisklaidys.